6 kelionės diena arba 6 dienos rytas. Verdu kavą. Mėgojau ledas, minkštai, akmenų visiškai nejutau. Dabar yra apie 7 valandas ryto. Pabudau be žadintuvo, nes palapinė jau darosi šilta tokiu laiku. Ir greičiausiai įsimaudytis. Eina, saukus vanduo skaidrus. Jop, tvai matė. Žiūrėkit, žuvų yra. Davai, pažvėjojam. Čia yra meškerės kotas, spininginis, 6 dalių. Ir turiu pasiėmęs mini rytutę. Tai masalai tokie, ne? Pabandysim paspiningauti. Žiūrėsim, kas čia gaunas. Dabar aš einu viską susiryšiu, susidėsiu ir bandysim pamėtyti. Maža ką, gal ištrauksiu kokį nors piskių. Gal nesulūž. Pažiūrėsim. Ką dedam? Žuvelę. Ar blizgę. Bandysim blizgę. Užsidedu kitą kamerą ant galvos, kad būtų patogu. Ir galėsim pabandyti. Pasižiūrėsim, kas čia gausis. Nu. Kažin, ar čia yra plėšrių žuvų, nes tas mažytės žuvytės tai čia labai atsipūtusios plaukia. Eina savo, čia reikia greitai. O, žiūrėk, vėjas. Nieko savo. Gaila, kabliukų nepasiėmiau. Nu, bet ir masalo neturiu. Nei slieko, nei bulkos. Gumą gal davim. Davai gumą. Duodam biškį paskęsti. Bet eiktų, kiek čia mailiaus plaukė, tai čia, kažin ar man čia užkips. Šiaip pasirinkau spinningą tik dėl to, nes ir Lietuvoje žvejoju tik ant spinningo. Su plūdėm kažkaip aš nelabai mėgstu. Patinka labiau mėtyti. Bet iš to, kiek matau, kiek čia yra žuvų, tai aš abejoju, ar man čia kas nors kibs. Nes jeigu kažkas labai norėtų suvalgyti mažesnę žuvį, tai čiuptų tas mažlikis. Nu, jas ten ramiai savo plaukia visur. Yra ir didesnių, va matau didelę, ten didelę. Per kamerą gal nesimato.
Pabandysim kažkur kitur pažiūrėti. Ne jūrai. Prie ežeriuko kokie nors. Čia, kiek suprantu, tai gali pagauti ant maisto. Bet neturiu kabliukų. Kaip aš jį nepasiėmiau. Galėjau pasimti. Pabandyti. Gerai, reikia tada susipakuoti. Viską. Ir turiu vieną dalykėlį sugalvojęs. Nusprendžiau eiti pasižiūrėti tą, kur per droną mačiau laivų tunelį kažkokį. Kažkokį tai garažą, kas ten, kaip jis ten vadinas, nežinau. Tai čia palikau. Na taip, kad lygtais čia kažkas dar gyvena viduj. Mocą užrakinau, brangiausius daiktus sudėjau į motociklo dėžės, užrakinau. Kas ten yra, kompas, dronas. Ir viskas, man atrodo. O dar svarbesnius daiktus nešuosiu su savim. Tai čia yra piniginė, pasas mano. Pavoks, ką darysi, šalmą irgi palieku palapiniai. Tai žiūrėjau, čia netoli yra. Bandom nueit, pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Tada grįšiu ir greičiausiai eisiu išsimaudyti. Tada jau pakuosimės ir važiuosim. Tai einu to keliu. Voras su voratinkliu. Didelis. Nu, turbūt čia nieks nevaikšto, jeigu voratinkliai eina. Gerai. Pabandysim pasieit biškį. Vau! Koks tunelis. Nieko savo. Padangų primesta pačioj. Einam, pažiūrėsim. Kas čia gera viduj. Nieko savo garselis. Nardymo balionas vandenį. Čia jau nebetonuota, čia uolas jau išpjaustytas. Čia kas? Nieko nesimato. Kažkoks dar. Nu ir čia akligatvis. Nebėra praėjimų. Tai čia turbūt laikydavo, kiek suprantu, švartuodavos laivai kažkada. Nes kad dabar čia būtų naudojama, tai aš nelabai tikiu. Aš tik nelabai suprantu, kam skirti šitie įrengimai. Kokia jų čia prasmė? Čia su jais kraudavo į laivus kažką gal? O tai kam tas tinklas su akmenim? Žinau, kam čia yra. Čia yra, jeigu nuo kalno kristų akmenis, kad juos sugaudytų šitas gaudyklės. Mano manimu, taip turėtų būti. Ne? Ar aš klystu? Gal kas nors geriau žinot, parašykit komentarą. Nu, aš taip manau. Aš manau, kad krenta akmenis ir šitie sugaudo. Ir nesukristų į vandenį ir gylis nesumažėtų vandens.
Ar ne? O čia gal kaip vartai? Uždaro ir viskas, nieks neįvyplaukia. Nes jie ant tokių, kur sukinėjasi. O čia yra tokia ašis, iš kurių juda. Nu žodžiu, nežinau. Gerai. Varausi atgal. Ir bandysiu eiti maudytis. Nu, atrodo viskas tvarkoj. Buvo čia ryte viena moteriškė, atėjus su šuniuku vaikščiojo. Bet mane pamatė čia su triusikai stovint. Taip apsisuko ir kitą pusę nuvarė. Tai va. Gerai. Tikėjausi, kad bus toliau, bet labai arti. Realiai koks 100 metrų nuo palapinės. Paeini va to takeliu, aišku, su mocu būčiau tikrai nepravažiavęs, bet nueit pavyko. Tai dabar ką darau? Dabar nusiimu vandenį, susipilu į dušą, einu išsimaudau ir su dušu nusiskalauju ir tada po biškį viską pakosimės. Savo stovyklavietę. Dabar bandysim grįžti viršų. Išsijungiau traction controlą. Nes esu matęs atveju, kad važiuoja į kalną ir pradeda ratas prabuksuoti, nes labai stačiai gaunas. Ir tada gazą atmetinėja motociklas. Nepriima gazą, kad ratas neprasisuktų. O kai išsijungi, tada viskas liuks. Gali arti griovius. Nu lyg ir užvažiavom. Tai labai džiugina mane, bet kai pagalvoji, kas manęs dar laukia, tai čia gal nereiktų parintis dėl tokio kalnelio. A? Kaip jūs galvojat? Tai aišku. Gerai. Dabar bandysiu grįžti iki to laivelio. Man labai įdomiai, nes per Google Maps'ą, kai žiūri, prie to laivo yra namų. Nu, aš abejoju, kad čia važiuoja palei va tokiais keliais. Turi būti normalus kelias kito laivo nuskendusio. Dabar yra 29 laipsniai šilumos. Ir turime 11 valandų 46 minutės. Tai vakar aš parvažiavau iš ten ir nulėkiau tenais. Po to ten prasideda žvyras ir, nu, patys matėt. O dabar pabandysiu važiuoti čia, nes aš manau, kad čia bus privažiavimas prie pat to laivelio. Pažiūrėsim. Čia labai daug mašinų gali būti. Nu, nedaug mašinų, bet ta prasme gali išlįsti koks turistėlis. Ir tada mane pabučios. Reikia važiuoti labai lėtai, nes labai siauras kelias.
Būtų 2 juostas, būtų kitaip. Serpantin. Ir viskas. Nu kaip man pravažiuoti? Bachūrai, trauk busiką. Jo, bus tau čia telefonų Tinderį žaist. Davai, davai. Gerai, bandom važiuoti. O čia aš pravažiuosiu. Команда лямпочки. Здорово, здорово, здорово. Не оболинкит чакю. No exit. What the fuck? Nu gerai. Važiuojam atgal. O tai kaip tas busikas ten apsisuko? Nieko savo. Tai turbūt reikėjo nusileisti to kitų serpantinų. Buongiorno. Atvažiavai pailsėti, mačiute, o čia tokie garsai, ne? Bandysim dabar šičia važiuoti. O taip ir gali būti. Batonėlis. Be įdaro. Nejaugi čia irgi pasistatė mocus ir viskas, labanakt. Eina, savo, čia irgi uždaryta. Fuck! Gerai.
Aš pridedu nuotraukas, kaip atrodo tas laivelis. Manau, neverta gaišti laiko čia vaikščioti. Nėra jisai didelis. Tiesiog, kas nors norėsit, atvažiuosit, nueisit, pasižiūrėsit. O aš dabar važiuoju greičiausiai į pilį. Taip, nėra mašinų. Nėra. Važiuojam. Vau! Šiauriai gera. Kažin į vidų įeina įeit ar ne? Kaip jūs galvojat? Užrakinta. Ja. Nieko sau. Kai gerai vidus atrodo. Kodėl tu užrakintas? Wow. Prabangiai. Aš turbūt einu droną paleisiu. Dar vieną bateriją turiu. Pilis apžiūrėta. Į vidų patekti neišeina, tai man čia daugiau kaip ir nėra ko būti. O dabar bandysim grįžti iki asfalto nepagavę batono. O tai yra pem ant pem. Nu, mamytės, traukitės. Tvinas važiuoja su asfaltiniam padangom. Nebuvo taip jau ir baisiai. Gerai, tai aš judu toliau. Ir bent jau grįšiu iki
kelio, kur išvažiavau iš savo to pagrindinio rato maršruto. Ir tada vėl įsijungsiu kamerą. Nu va, grįžau į sankryžą tą. Aš nuvažiavau taip, dabar grįžau ir važiuosim tenais. O kuro nėra, turėjau omeny va šitame, va šitam žemėlapį. Nėra degalinių. Pusė bako yra. 9 litrai, 105 km. Nu, 200 gal. Šiandien nuvažiavau apie 20 km gal. Ne, mažiau. Aš nepamenu, kiek buvo, bet labai nedaug. O jau yra pirma valanda dienos. Tai iš viso esu nuvažiavęs 2536. Tai būtų neblogai šiandien kokius, nu 200 įvažiuoti, bet jaučiu be šansų. Nes jeigu po tiek kilometrų važiuosiu į dieną, tai man atostogų neužteks. Jeigu važiuosiu po 5 kilų į dieną. O čia paliekti neina, nes labai daug posūkių. Ir daug turistų įsižiojus. Kurie ne į kelią žiūri, o į kalnus, važiuodami su mašina. Nėra benzino? Jūs juokaujat? Nėra benzino? Nėra benzino? A, yra čia. Tai už kurą sumokėjau 16,25 € ir už energetinį €5. Dabar iškalsiu, kol šaltas. Važiuosim toliau. Greičiausiai ieškosiu kokio miesto nusipirkti vandens. Čia vandens nebuvo. Nėra vandens. Tik saldus gėrimai. O tokį pagaučiau ir mano kelionė baigta. Matau, kad čia chebra palikinėjo ant moco karboninius šalmus. Tai paliksiu yra šalmą ir einu į parduotuvę. Jeigu mano šalmą pavogs, tai aš pasimsiu tą karboninį ir viskas. Normalią parduotuvę nuvariau. Šalmo nepavogė, bet ir karboninio šalmo nebėra. Dabar galvoju, kur man čia viską sukišti. Nu toj, išsipakosiu, parodysiu, ką nusipirkau. Gerai, sumokėjau 17,98 €. Alyvuogių aliejus. Šiandien kepti reikia kažką. Kur dėti? Nežinau. Čia. Bus gerai. Toliau. Bandelė. Dabar sukaposiu. Buvo normalios kolos, bet noriu va tokių pagerti. Svogūnas. Svogūnas ir plautos bulvės. Bulvės. Gerai. Toliau. Griliaus dešrelės. Telpa. Liuks. Ir juodai dienai pasiėmiau košių. Čia tokias avižinius košytės. Kadangi pas mane juodų dienų yra daugiau negu baltų, tai tegul būna. Ir vanduo. Vanduo eina čia. Kad būtų šiltas ir daug neišgerčiau. Juokauju, aš kitaip man nėra kur vežti. Gerai, maišą irgi jaučiu, reikia pasilikti. Šiukšliam išmesti. Vakarykštės šiukšlės sudeginau.
Laužan sumečiau. Gerai, dabar aš sukvarau tą bandelę ir išgersiu šitą gal pusę, gal visą, nežinau. Ir tada jau važiuosim toliau. Sekantis stotelė turėtų būti pilis, bet nevažiuosiu. Vėl kortelę užkips. Kaip ir šiandien, prieš valandą. Tai ten tą pilį pravažiuosiu, nes ten reikia nusukti šoną, vėl serpantinai, vėl tas, anas. Pizdu. Šiandien nuvažiavau gal tik 3 kilų, jau 3 valandos dienos. Biškį reikia pavažiuoti. Irgi keliauja. Sugas porelė. Kai bandelių nelabai aš mėgstu. Labiau mėgstu sūrį, mėsą. Bulvės keptas su druska. Domus konis. Čia buvo viena iš normaliausių parduotuvių, kokią mačiau Juodkalnijoj. Labai didelė ir labai daug visko. Nelabai suprantu, kodėl vanduo daugiau kainuoja negu Fantos bambalys. Vanduo kainuoja apie nuo 2 eurų iki 4 eurų. O Fantos bambalys, tarkim litras, 99 centų. Kokį čia gaidžių važiuoja? Kalmas dar koks. Dzień dobry. Nesuprato, ką pasakiau, bet labai šypsos. Dar keista, kad nėra šiukšlinių niekur. Viena šiukšlinė parduotuvės viduj. Turbūt, kad tik parduotuvės pirkėjai mestų šiukšlės, o ne praeiviai. Visų neišgersiu. Gerai. Einu šiukšlės išnešti. Tai žodžiu, šiandien buvo tokia situacija, kad apie 2 valandą man užstrigo GoPro kortelė ir dingo visi video įrašai. Jeigu jūs matėte video iki dabar už 6 valandas mano praleistas, tai reiškia, aš atkūriau kortelės įrašus grįžęs į Lietuvą. Tai tikiuosi daugiau nebeužstriks ir žiauriai susiparinęs buvau. Netgi buvo momentas, kad norėjau nutraukti filmavimą visiškai. Nieko nebefilmuoti, tiesiog važiuoti ir mėgautis, nes pats filmavimas iš tikrųjų užima nerealiai daug laiko ir neina tų kilometrų nuvažiuoti, nes turi tai tempą filmuoti. Jeigu droną pakelia, jau vienas drono pakelimas užima maždaug kem minučių. Nes, netupdysi droną su kem procentų baterijos. Tai tą visą bateriją išdaužai, nuleidi droną ir viskas, dedi iškart krauti.
Nes kitą kartą, kažin, ar tu norėsi pakelti dronų su kiam procentų, kai jau prie 25 procentų turi žūtbūt leisti. Nes pradeda mest pranešimus, kad jisai galit pas tavį ir nebegrįžti. Tai va. Nu, bet tikiuosi viskas gerai, įrašai atsikūrė ir tęsiu šitą kelionę su gera nuotaika. Reikia pasikeisti kortelę, nes dabar prasidėjo patys gražiausi serpantynai, kokius esu įsidėjęs šitoje šalyje. Ar palauk, ne šitie? Ar ne šitie? Ai ne, va, bus toliau. Čia yra pieniukas, kaip sakant, apšilimui. Apšilimas prieš tikruosius, va, tikrieji kur. Iškart nuotaika pakilo. Always with the brains. If I drop the nice guy at you, will be shady. I can spell it out in the stars for your favorite. Still you look at me like you don't know what I'm saying. Grounds get a breaking, tectonic quaking. Even on a good day, you don't wanna face me. Bones get you scared now. Creep with my head down, real tree camera on the plate, still it stand out. Evaporate till the night, watch me smoke. Nice! That is absolutely fantastical! Kai vaizdas? Nerealiai! Bet nerealiau bus va! Vaikinai, čia tik viskas prasideda. Toj fotkytė iššaunu seilių varvintojams Instagrame ir Facebook'e. Biški reikėjo šilumą išnešti iš savęs, praspausti. Nu ką, ponė ir ponos, ponios, prasideda šlapių kiaušių konkursas. Juokauju. Serpantynai nėra baisu. Svarbiausia yra užsimesti gerai. Žiūrėkit, pademonstruosiu. Važiuojat, spaudžiat žemesnį bėgį, dar žemesnį bėgį, antras bėgis. Ok. Tada važiuojam iki senelės ir po biškį sukamės. Sukamės ir gaziuką, opa! Zen dobre, my friend! Ohujenai! Čia jau reikės droną kelti. Čia nieko nebus kitaip, žinokit. Čia be drono, kaip aš be rankų. Video gaidys būtų be drono.
Oba! Minus. Biškai palauksiu, kol ta mašina nuvažiuos. Jinai gadina mano gražų vaizdą. Pavažiuosiu lėtai. Nenoriu būti nachalas ir durti jai per šonus. Foto metas. Nu ką, drono paskraidinti labai stipriai neišėjo, nes šitoj vietai negalima skraidyti su dronais. Teta limitus galiu droną tik pakelti ir pasakytinėti šonus. Ir jeigu biški vėjas nupučia, galiu tiesiog į priekį čia šit paskristi. Tai kiek išėjo, tiek pafilmavau. O dabar mane išvarė autobusas iš apačios atvažiuojant, nes jisai neišsisuko, tai net piršinių neapspėjau apsimauti. Tai biški dar pabandysiu pavažiuoti. Važiuojam į debesis. Va taip va. Nice. Nu ir beliko dar porą. Ir viskas, serpantinai baigta. Tai galvoju dabar vandens turiu, bakas pilnas, serpantinais pasivažinėjau, nežinau. Čia realiai būtų galima išvažiuoti per 15 minučių, bet aš turbūt užtrukau valandą. Sustoji, pažiūri, pavažiuoji, pasifotkini, pafilmuoji, pakeli droną. Ir tai praėjo visą valandą. O dabar reikia važiuoti biški tų kilometrų padaryti, nes šiandien, nu ką žinau, gal 50 nuvažiavau, gal kem kilų. Labai silpnai iš tikrųjų. Jeigu taip ir toliau po 5 kilų, tai aš tą Montenegrą visą važiuosiu, nežinau, per 3 savaitės. Aš taip galvojau prieš išvažiuodamas, kad 200 į dieną. Tai dabar pasileidžiu muzikėlę ir biški paviniojam kilometrų. Dabar yra 4 valandos dienos. Kroč man neleidžia toliau važiuoti. Tik peškom, sako. Bet mano maršrutas tai yra va. Čia peškom, čia ta lankytina vieta, o man toliau reikia važiuoti. Kaip taip? Tai jaučiu, aš čia net neįsiu, negaišiu laiko. Nes man atrodo, man reikia kitą kelią susirasti kažkokį. Lopki! Ha? Čia važiuoju. Ne, tai iš čia. Aš per čia atvažiavau.
Tuoj aš Google Maps pasižiūrėsiu. Žodžiu, norėjau aš tenais iš tikrųjų aplankyti tą ant kalno tą kažkokį statinį. Bet aš manau, neverta gaišti laiko. Pirmas dalykas – debesuota. Aš per debesis tiek, nu ką, aš ateisiu, tas žiedas bus toksai, ne? Ir taip ateisiu šitą žiedą, sakysiu, vau, kai čia kalniukai. Kur yra tie kalnai? Nesimato nieko. Tai žodžiu, reikia man dabar pasigūglinti ir pasižiūrėti, kaip man apvažiuoti. Sunervinu. Čia atvažiavau, turėjau čia varyti, čia tipo beškom, bet man čia reikia būti. Nu, aš dabar į Google Maps susidėsiu iš tos vietos į tą, kaip mane nuves. Ir tada žinosiu, kur važiuoti. Blogai. Internetas netraukia. Visiškai nematau per GPS rodo man, bet kelių man nerodo. O Google Mapai raidė internetu. Labai už tai esam. Debesis, va, plaukia debesis. Čia yra ne rūkas, o debesis. Debesyse mes. Nežinau, ką daryti, jaučiu, reikia leistis į apačią. Pasijungti internetą. Ten dar buvo vienas posūkis. Nebent gal to posūkiu važiuoti. Gal jisai mane įves į mano maršrutą. Ta gaidyną važiuoti. Nu gerai. Važiuoju į apačią. Nusisuksiu to posūkį. Kur išlysiu, ten išlysiu. Po to vis tiek būsiu, jeigu žemiau būsiu, tada per Google Maps dasitursiu tą maršrutą, kad grįžti savo kelią. Sustojau pasižiūrėti dar kartą navigacijos. Žodžiu, sugalvojau, kur miegosiu. Plius minus susiradau tokį upeliuką. Tai dabar sustojau, nusimečiau striukę, nes laukia 28 laipsniai. Kol važiuoji, gerai viskas. Sustoji kaip su kirviu į galvą. Bam! Netgi va, lipdukai atkibo. Gerai, įsivedžiau navigaciją, rodo 3.1 kylas ir turėtų gautis 32 minutės važiavimo. Tai varau iki upeliuko, ten dar mačiau toks tiltukas yra neblogas, senovinis, beždžionių, kabantis. Tai prie to upeliuko pabandysiu apsistoti, jeigu bus vietos. Jeigu nebus, tada važiuosim toliau, tas upeliukas palei kelią eina. Kažkur vis tiek turėtų būti. Ir greičiausiai statysim palapinėje. Važiuoju mieste. O, pažiūrėkit. Važiuoju 80, per šonus kerta. Buvo ženklas 50. Normaliai, ne? Va, matosi tas upeliukas, kuris teka. Tai aš bandysiu prie jo miegoti, bet už 16 kilometrų. Nes čia dar miestas yra. Kiek žiūrėjau, vanduo yra visiškai skaidrus. Visas kiaurai persimato. Iki pat grunto. O, čia vaikinė biški neskaniai. Ai, fūras galą užkabino. Nieko savo. Būna? O ką? Jūs turbūt juokaujat. Atvažiavau į savo tą vietą, kur upeliukas teka. Galvoju, mesiu palapinę, išsimaudysiu, pasikepsiu sasyskas,
kurių turbūt jau ir dabar kepti nebereikia jau. Einam, pažiūrėsim, kur aš atvažiavau. Šalmą pasiemam? Pasiemam šalmą. Visą kitą čia yra užakinti. Ten kažkokia moteriškė pavėsinė yra, visai iš baimės apsišykus. Nes mato, kad pareina toks barzdyla. Galvoju, o dabar čia bus. Gerai, einam. Nors tą tiltą pažiūrėsim, kaip tas tiltelis atrodo. Ko čia 2 eurus nukarosim? Kokia žiauri. Sako, čia privati yra. A tu čia statei? Eina, sau tiltelis. Lauk, šalmą čia palieku. Oba! Normaliai. Palauk, biškį GoPro reikia kažkaip pričiau pasimti, ne? Nu gerai, bandom eiti. Bam, 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 bam. Reikia žiūrėti į armatūras, o ne į apačią. Žiūriu armatūras. Kaip jisai supasi. Nu jeigu 2 eurus mokėjau, tai turi mane laikyti, aš kiek suprantu, ne? Negali būti nesaugu už 2 eurus. Ar gali? Man atrodo, iš vis ten apsišaukėlį kažkokį. Atėjau, sako, ble, čia šaibų pavirinsiu. Nieko sau. Oho. Šiaip aš galvojau apačioj. Į apačią nusileisiu, pastatysiu palapinę. Kur nors va čia ant žvyriuko. Ir ten žiūrėk kažkokios vėžės matos. Ne, čia ekskavatorius. Dabar kur jis atvažiavo? Nu gerai. Gerulis. Nu turiu visą pereitą, ne? Jeigu nepereinu viso, tai boba, ble. Kai subuoja jisai. Nu, a čia saugu, žiūrėkit. Žiūrėk, koją dedu. Čia va. Žiūrėk, pala. Žiūrėk. A čia saugu. Čia galiu koją įkišt drąsiai tą skylę. Pala, biškį subuoja. Gerai. Nu, čia skylės, va. Žiauru. Nu gerai. Jeigu būčiau iš ten atėjęs, būtų 2 eurus paėmus. Nice! Nu ką, atgal? Nu atgal varysiu su telefonu. O tai vėl iš GoPro išsitrins kortelės vis mano vidos. Po to nieks netikės. Aha, tu čia įėjai, ką čia sulaiksi, sakys. Gerai. Labai puikiai sekas man. Man labai patinka šitas mazgynas.
Nu ką, judu link moco. Bye bye, aferiste. Bye. Bye. Gera, ne? Šaibas virina lygioje vietoje. Nežinau, man tai negaila tų 2 eurų. Nu, bet aš tai biškis armatos turėčiau. Neimt pinigų iš žmonių. Gerai. Pagalvokim, koks dabar galėtų būti planas. Dabar yra... Nežinau kiek. Mano laiką... Ai, telefoną turiu dar ir vien laiką rodo. Be 13:07. Jau būtų pats tas kažkur įsikurti. Tai aš galvoju, reikia pavažiuoti dar tuo keliu palei tą upelį. Gal kokią vietikę nusileis ir galėsiu prie upelio pasistatyti. O jeigu matysiu, kad šikna visai, tai drėpsiu belė kur. Šiaip Montenegre yra daugiau vietos, kur statyti palapinę negu Kroatijai. Čia yra tokių pievučių gražių. Ir žolė nedidelė. O kai žolė nedidelė, galima statyti. Žiūrėk, išėjo lauk ir savo tą lentelę išsinešė, kur parašyta, kad privati valda. Normaliai. Būčiau atvažiavęs 10 minučių. Būtų ragas moteriškiai. Nu ką, liūdnas dainas. Papuoliau ant labai olingo reljefo. Reljefo. Ja, tai ne. Tai... Čia vien olas. Nėra kur palapinių statyti. Tai aš dabar iš ten parvažiavau. Turėčiau važiuoti taip ir vėl važiuoti tom olienom, čia kalnais. Bet pasižiūrėjau žemėlapius, jeigu čia nusuku. Čia greičiausiai nusileisiu aš į apačią, kur baigės tos olienos visos. Ir prasideda pievos. Tai ten galėčiau ir iškimalinti. Tokią vieną gražią vietą susiradau. 3 kilų. Bet galiu važiuoti. Ir sustoti anksčiau, jeigu kažką užmatysiu, ne? Tai bandom sukti šoną, o rytoj ryte grįšim ir varysim toliau palei maršrutą. Nu ką, mėlyjei, aš nusprendžiau miegoti prie serpantinų. Iki mano pažymėtos vietos liko 7,5 km. Nu bet to maža, ką nuvažiuosiu ir gaidys. Vėl grįžti čia. Bus jau tamsu. O čia, pažiūrėkit, koks vaizdas. Eina sau. Prie serpantino ir kalnų. Kadangi čia yra apleistas kelias, aš garantuoju, kad jis yra apleistas. Čia važiuoja tik tais vietiniai. Vietiniai, kurie turi namus čia. Čia yra taip, kas žiūrėjau, kas 10 kilų trobikė stovi. Nes, nu, ar logiška, kad būtų akmenų pritrupėjusių. Antras dalykas, nėra ženklų prie posūkių. Taip kaip prie normalių kelių. Posūkis, ženklas, jeigu to greičiu važiuoji, kai uogą išsuki. Čia nėra ženklų. Čia nėra tų tinklų metalinių, kurie neleistų kristi. Tai čia yra labai mažai naudojamas kelias. O, tokie va, nukrenta. Vietiniai turbūt iš šono atspardo. Ir viskas. Tai aš galvoju, dėsiu čia, jeigu čia ir pravažiuos porą mašinų. Kad ir ne porą pravažiuos. Zimbala laika man. Dabar aš noriu pasistatyti palapinę ir pavalgyti. Šiandien valgiu tik vieną bandelę.
ir ryte kavos geriau. Nu gerai. Bandau tada pasistatyti palapinę, čia ir toks gruntas visai man patinka. Rasos dar nėra. Tai va čia bamk, iškalsim čia ant žolytės minkštai. Kuoliukų nesitikiu įsmeigti. Bet manau, nenupūs vėjas manęs. Nes čia kalnas. Turėtų uždengti, nebent taip pūstų. Nu, bet čia kalnas. Nu, žodžiu, aplinkui kalnai. Tai čia turėtų vėjo nebūti. Gražumėlis. Vau, vau, vau. Man patinka. Žiauriai gerai. Žiauriai. Oi, na gerai. Turim mažiau negu pusę bako kuro. Bet žiūrėjau, jeigu atgal grįžtų, 17 km degalinė. Jeigu neklystu. Tak, aš čia. Gazoliukai, nu, arba į priekį. Į priekį 20. Atgal grįžti. 17. Sekanti. Irgi 17. Tai vis tiek man atgal grįžti reikės. Tai liuks. Pasakėlė. Nu ką, palapinė stovi. Mocas stovi, stalai stovi. Virtuvėlė padėta, kėdė padėta. Temsta po biškį. Reikia jaučiu pasijungti lempikę ir eit gamintis valgyti. Kol bulves nusiploviau, belekai podai pradėjo lesti. Tai užsidegiau tokias spiralės. Vieną čia ir vieną čia. Kai aplink Lietuvą keliavom, labai pasiteisino. Po biškį smilksta, jos yra išalėjotas, o vienam tas kvapas nepatinka. Tai aš dabar susipjaustau bulves, bam į podą, uždedu virt, tada svogūną susipjaustau, dešrelės, įsipilu aliejaus ir kepu. Bulves užmečiau, visos netilpo, tai nežinau, rytoj jaučiu pusryčiams, reiks pasikepti šitos. Vandens nebelabai turėsiu geriamo, tai ant aliejaus reikės kepti. Dabar į šitą mažą podelį 2 dešrelės ir pusę svogūnų. Susipjaustau ir ant aliejaus kepsiu. Nice. Dešrelės irgi labai skanios. Paragavau. Paprieskoniuotos, parūkytos tokios. Nežinau, aliejų nusipirkau tokių. Nu, reikia pasikepti dar ką nors. Ar čia galiojimas nesibaigia? Ar čia pagaminimo data? Koks skirtumas, man atrodo, aliejus negenda. Gerai. Aš tai vėliau ekstrus. Dar galim. Turiu biškį iš namų pasiėmęs. Pagardinti. Šį bei tą. Ką tu neatsidarai? Galvą nori gauti. Gerai. Druska. Čia tokie indeliai. Nu, ne tam skirti. Nu, bet ką daryti paskutinę dieną. Nusipirkau. Tiks. Biški čia. Biški čia. Druskelė. Druska jau. Žinau, kad ir cukrus buvau sudėjęs. Cukrus nelabai išvartoju. Tak. Česnokas ir žolelės. Ho, vaikinė!
Dešelėm realiai užtenka sušildyti. Viskas, mėlėjai. Bulvės savaitę laiko neturėjau burnoj. Atrodo chuinė, bet skonis geras. Nu ką, turbūt, aš nežinau, reiktų su jumis atsisveikinti. Aš suvalgysiu, o po to eisiu išsiplauti čia viską. Staliukų nesusirinksiu, pasidėsiu palapinės priengi. Tai aš nemanau, kad jums labai įdomu žiūrėti, kaip aš čia plaunu viską, ne? Tai kam patiko, prašau pasiekit mano kanalą ir susitiksim kitoje serijoje. O rytoj dar papasakosiu trumpai. Važiuosiu atgal, nes čia nusukau tik tai dėl kempingo. Grįšiu atgal. Tai nežinau, 25 kilus kiek tenais. Ir važiuosiu toliau palei savo maršrutą. Tai kiek žiūrėjau, turėtų būti pats gražiausias tiltas visoje Juodkalnijoje. Aukštas, gražus ir senas. Tai norėčiau per tą tiltą pravažiuoti. Uždėjau droną krauti iš powerbanko. 2 baterijas. Dar viena liko su pusę gyvybių. Tai rytoj ryte gal bandysiu čia pakelti su ta pusikė. O tos 2 turėtų pasikrauti. Ir rytoj mes prie to tiltą tenais pakelsim. Motociklas važiuoja viskas liuks. Nieks negenda. Vairuojasi patogiai, minkštas. Kuro sąnaudos irgi džiugina. Tai nežinau, turbūt ir kitą kelionę kažkada su juo važiuosiu. Kol kas planų nėra parduoti. Man labai patinka automatas. Ypač čia dabar išmokau su juo bėgių žeminti. Yra tos lapkės, pliusas, minusas. Parskrendi nuo kalno, posūkis staigus. Bam, bėgi vieną žemiau, antrą žemiau, trečią žemiau. Išsuki, duodi gazais, taip pats puk, pasikelia, tau kelti nieko nereikia. Mašinikis važiuoja. O, sustoja. Nu taip, pavalgysim kartu. Tai va. Atsidarė kapotą. Kažkas negerai turbūt su varikliu. Arba tiesiog nori pažiūrėti, kas čia tokie mes esam. Do you need help? No, thank you. Okay. Antifrizas nukalė. Nu, palauk, golfas. Kitoj pusėje bakelis yra. Nebent čia bent, bet ne, garsiai atvažiavo. Nu gerai. Susimatysim rytoj. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir tikiuosi, rytoj jau serija nebus nuobodesnė negu šiandien. Kaip?